Kaip pasakykit, ar čia geras variantas ar ne, nes aš apie juos nelabai suprantu. Vienas kainuoja 10, kitas 15 tūkstančių, kitas 8. Kiek suprantu, jau čia šitas pats kiečiausias Sport, nes kai atsisėdau, pamačiau įspūdingą mygtuką. Aš įsivaizduoju, iš čia kažką pakelia į orą. Aišku, dar vienas mygtukas. Čia turbūt vyresni labiau supras, ką jis čia daro. Bet va, turim tokį mes linksmą įspogelį. Sumontavome apšvietimą 2 zonų, daugštai, 1, 2. Šviečia kišenė, šviečia kojos, šviečia sandėliukas ir šviečia puodelių laikiklis. Paslėptos juostos panelėje po apdaila iš 3 dalių, kaip matote, ir paslėptos durys, tad nėra atviros juostos, viskas už moldingėlių gražiai paslėpta. Ir tokią lemputę radau, garaže mėtosi, tai va, prie to pačiu, kad būtų jaukiau važiuojant. Spalvos irgi keičiasi, aišku, aš jų neparduodu, bet tiesiog sakau, radau, kad mėtosi ir sakau, priklyvos. Norės žmogus išmes, norės pasiliks. Štai taip atrodo Ližieris, turbūt, jeigu taip tariu. Ir bus smagu važiuoti. Iki.